Aušra ir Tomas, viena iš nedaugelio porų, nė karto neiškritusi iš projekto, nė karto nesukėlusi dramos ir nė karto neapkaltinta jokiomis intrigomis. Atvirkščiai, nuo pat pirmojo pasirodymo viešumoje šiai porai buvo galima pavydėti tarpusavio sutarimo. Panašu, kad geras pirmasis įspūdis apie vienas kitą partnerių neapgavo. Labai aukštas, labai gražus, labai patyręs, tai man reikės tikrai pasitempti, kad šalia atrodyčiau verta tokio partnerio gero. Jinai nėra, sakykime, kažkoks tai statybininkas ar ne, kuris, pavyzdžiui, nemoka šukuotis ar ten makiažą pasidaryti. Tai labai universalus žmogus. Tomas tuomet džiaugiasi, kad jam atiteko darbšti, kūrybinga ir scenės patirties turinti partnerė. Svarbiausia, kad mes su Aušra iš tikrųjų stengiamės, dirbam ir aš tikiu, kad tai duos rezultatą. Ilgą kelią iki superfinalo nuėjusi Aušra sako niekada nepamiršinti, kaip jautėsi prie starto projekte. Toks jauduliukas, toks adrenalinas, toks kaupėsi, bet iš esmės tai laimės buvo pilnas kelnes. Galima būtų palyginti tą jausmą kaip prieš ilgą kelionę, iš tikrųjų, kai žinai, kad tavęs laukia labai daug įdomių šalių, be kažkokių įspūdžių. Realiai tu net nežinai, ką tu ten sutiksi ir kaip viskas bus, tik tai iš nuogirdų. Prieš pat superfinalą pora kaip visada buvo nusiteikusi optimistiškai. Kaip būtų, jeigu laimėtumėm, tai jeigu nelaimėtumėm, tai irgi. O ką? Tai kiek nuostabių dalykų vyko. Jau tai yra laimėjimas. Nepaisant to, kai pasibaigs šis vakaras, panašu, kad prisiminimus apie jį Aušra taip pat ilgai nešiosi savo širdyje.